Tikrai komandai neblogai sekasi, žaidžiame gražų, atakuojantį futbolą. Visose rungtynėse pavyko pelnyti įvarčių, gal vienose, berods su Vilniaus Žalgiriu nepavyko 0-0, bet tikrai žiūrovam akiai malonus futbolas ir rezultatai, vadovybė, tiek klubo personalą, tiek pačių žaidėjus tenkina. Tikrai dedama daug pastangų, daug noro įrodyti, kad šita komanda yra tarp top komandų A lygoje. Tai šiemet yra iškelti tikslai Europos turnyrą ir medaliai, dar dalyvavimą Lietuvos futbolo federacijos taurėje, tai irgi yra kuo toliau nueiti, o gal net sudalyvauti finale ir jį laimėti. Tikrai šitas čempionatas yra nenuspėjamas ir žavi ne tik mane, bet ir visą futbolo bendruomenę, kad gali, nesvarbu, kurioje lentelės vietoje yra komanda, kad jinai gali laimėti, gali lygiom sužaisti ar netgi aplošti. Tikrai keletą komandų maloniai stebina, yra keletą komandų, kurios tikėjomės daugiau, kad aukščiau bus turnyro lentelė, tai tikrai čempionatas yra labai įdomus ir neprognozuojamas. Taip, atsidaro transferų langas ir mes ieškome žaidėjų, kurie gali pastiprinti komandos žaidimą. Tai tikrai daug jų nebūtų, bet jeigu rastume tam tikrų žaidėjų, kuriuose poziciją galėtų žaidėjai pastiprinti, tai būtų galimai pasirašomi su jais kontraktai. Tikrai jaunimo komandos rodo didelį norą įrodyti tai, kad jie ar C, ar B, ar į A lygą atidaro savo slenkstis, duris. Kviečiame keletą perspektyvių jaunuolių jau į A lygos treniruotės. Tai manau, tas jaunimo ūkdymas, jaunimo integracija į vyrų futbolą pas mus vyksta puikiai. Tiek klubas, tiek akademija, tiek klubo vadovybė investuoja į jaunimo ūkdymą, į jaunimo akademiją. Norime pasidžiaugti, kad akademijoje peržengėme jau 400 skaičių vaikų ir jaunuolių. Tai šia linkme klubas tikrai maksimaliai stengiasi išnaudoti potencialą, ugdant ir papildant mūsų A lygos komandą. Taip, tikrai malonus tokie yra rezultatai. Jaunuoliai sportiniu principu pateko į U18 elitinę lygą. Tai tikrai smagu, sveikinu juos ir noriu palinkėti, kad kuo greičiau vienas ar kitas jaunuolis papildytų mūsų B ar net A komandą. Galiu pasakyti, kad ramiai yra procesai, yra numatytos veiklos, kalbama su partneriais, su rėmėjais, tikrai administracija. Tam tikrai klubo departamentai turi savo veiklą, savo atsakomybės, visi dirbame, o labai smagu, kad jau rugsėjo mėnesį galimai, jeigu viskas vyks pagal planą, šiame stadione Raudondvario jau turėsim oficialias rungtynes. Jau stadione, manau, kad statybos eina į finišo tiesiąją. Aišku, yra dar daug tam tikrų darbų, bet kalbant su rangovais, su Kauno rajono savivaldybės vadovais, manoma, kad jau rugsėjo mėnesį turėsim oficialias rungtynes šiame stadione. Kadangi turime vieną didžiausių struktūrų Lietuvoje, tai manau šitame stadione šitas stadionas atitiks pilnai mūsų poreikius, mūsų komandom, tiek vyrų, tiek merginų, tiek mūsų jaunimo ir vaikų akademijom.